Laurynai, ką jūs veikiat gyvenime? Turiu savo įmonę. Software developmentas IT. O kaip atsidūrėt šitam versle? Prieš 8 metus jau dirbau korporacijai Danske banke ir sugalvojom su bičiuliais daryti savo agentūrą. O kokia buvo didžiausia galbūt klaida pamoka, kurią išmoko darydamas? Nes spėju, tokių buvo. Taip, nepriklausyti nuo vieno kliento, nes kai tas klientas sėda į kalėjimą, kaip mums nutiko Amerikoje, tai tenka visą verslą galvoti iš naujo. Kiek pavyko jums per 1 metus daugiausiai uždirbti? Apie 3 milijonus eurų. 3 milijonų eurų visiškai gryną pelną jau būtent jums? Ne, čia apyvarta. O gerai, o kiek pavyko pelną pasidaryti jau būtent jums kaip fiziniam asmeniui? Aš manau, nebuvo daug. Aš manau, tai yra keli šimtai tūkstančių eurų. O gerai, kokia tada viena pamoka, kurios dažniausiai nemoko nei mokykloje, nei universitete apie pinigus verslą, ką turėtų jaunimas išmokti, jei norėtų atsidurti jūsų vietoje? Gauni kažkokius pagrindus, gauni išsilavinimą, kaip aš vadinu, jis tau padeda gyvenime, bet verslas yra viskas apie ryšių mezgimą. Kaip žmogui, kuris neturi jokių ryšių, atsidurti tokioje vietoje ir galėti networkinti? Tai aš sakyčiau, Unicornų Lietuvos padalinys daro puikius meetupus, Startup Pitch Days, tai aš sakyčiau, ten yra number one spot, kur tu nori atsidurti. Dabar, nežinau, yra Rikleitas, vadinamasis Shark Tankas, lietuviškas projektas, jie peržiūras daro Aludariuose kiekvieną pirmadienį, ten susirenka nuostabi publika, nuo investuotojų, didelių verslininkų iki žmonių, kurie tiesiog turi savo verslo idėjas. Tai žodžiu, verslumas Lietuvoje kyla į viršų, taip? Taip. Supratau, dėkui jums labai. Ačiū.